4, 5, 6, 7, 8 implantus. Ir sveiki, aš esu gydytojas Tomas Stumbrys. Šiandien pakalbėsime apie populiariausią mūsų paslaugą – dantų implantaciją. Aš pats implantus jau dedu virš 16 metų ir per metus atliekame 100 operacijų. Šiandien mums padės Jonas. Jonas turi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 implantus ir pagelbės jums suprasti, kas yra kas. Vieną super implantą, vieną didelį modelį, kuris irgi padės suprasti. Taigi, kas yra implantai? Implantai yra puikus sprendimas, kai jūs netekote danties ir šiai dienai tai yra moderniausias sprendimas. Dažnai pacientus gąsdina kaina, kad tai yra brangu, bet ilgainiui implantacijos kaštai tikrai atsiperka, nes pažiūrėkime, kokia gali būti alternatyva. Kai mes netekome danties, mes turime 3 dantų defektą. Ir jeigu mes norim atstatyti, kaip darydavo senoviškai, mes turim padaryti tiltą. O kas yra tiltas? Tiltas yra tai, kad mes visiškai sugadiname 2 atraminius dantis. Po metų 10, pasiseks 15-20, tas tiltas būtinas keisti. Dėl to, kad dantis dažniausiai sugenda, nes jie yra nušlifuoti. Ir dažnai neužtenka tiesiog taisymo, o tenka pašalinti vieną arba netgi 2 iš jų. Ką mes turim daryti? Dar didesnį tiltą. Jeigu tai įmanoma, tai pagaminama, bet jeigu neįmanoma, mes jau turime daryti išimamą protezą. Padarę išimamą protezą, mes įdėme gabalą plasmasės į burną, kuri ant jūsų dantų nebesilaiko, laikosi ant gleivinės. Ta gleivinė traumuoja